Labukas. Vienu žodžiu, nusprendžiau padaryti video dabar. Aišku, yra vėlokai, negu aš linkusi kelti, bet tai yra svarbi tema. Ir velnias padaro, kad žmonės būtų priklausomi, nes tai yra duris velniui veikti. Ir dažniausiai žmonės nesupranta, ai rūkau, aš noriu, pinigų turiu, atrodo, tik aš čia niekam netrukdo. Bet ne, tai yra, trukdo, tai gali trukdyti ir tam žmogui, ir tai šeimai. Tai yra duris ir velniui veikti. Ir vienu žodžiu, kai žmogus pradeda rūkyti, tai pradeda ir gerti. Kai pradeda gerti, tada atsiranda sekso nuodėmė. Dar vėliau gali atsirasti valgymo nuodėmė, persivalgymo, visokio geismo nuodėmės ir taip toliau. Tų nuodėmių daugėja. Jų nemažėja, bet jų daugėja. Net tas žmogus pasiduoda, kai juo gali manipuliuoti, tų nuodėmių vis daugėja ir daugėja. Ir tas žmogus negali. Net prieina prie tokio etapo, kad jis negali sustoti, negali pasikeisti. Tai yra kaip rūkymas, kaip alkoholis. Tai nėra dėl to, kad pats gėrimas tenai stebuklingas, ne. Bet yra ragas atsakingas ir jos prakeikė tos gėrimus, kad žmogus taptų priklausomas ir negalėtų numesti. Tai yra vadinami spelai, uždeda ant to butelio spelą ir žmogus negali sustoti negėręs. Ir yra kitas, dar daro taip, kad jeigu cigaretės, tai deda žmogaus mėsos į tas cigaretės. Žinoma, tos mėsos jūs nematos, nes tai yra dvasinė, bet jie visur deda arba mėsą, arba kraują. Ir per tuos ritualus sataninius tą žmogų laiko kaip ryšyje, laiko ryšyje. Bet norėjau pasakyti kitą dalyką. Žmogus negali mesti, rūkyti, ar gerti, ar kitas priklausomybės, nes jų dvasios, jeigu jie, pavyzdžiui, buvo nuodėmiai, jie nesikeitė, tai velnias turėjo lygią teisę jų dvasias išimti ir įmesti į sataninius kalėjimus. Tai tas žmogus savo dvasias nebeturi. Tai lieka tik kūniškumas. O kai yra tik kūnas, tai uždeda veliumą, juodąjį veliumą, kurio uždengia tą žmogų, padaro nematomą Dievui, pagalbininkams. Jo nemato pagalbininkai, nemato Dievas. Ir tas žmogus daugiau, kaip jis nebeturi, nei palaiminimo, nieko nebeturi, nes po sataninio to ritualo ateina kaip šešėlinės dvasios, mirties dvasios ir jos persipina su jūsų dvasia, nes su dvasia, su siela, tai yra jūsų aura. Ir atsiranda kaip keletas asmenybių ir negali tas žmogus pasikeisti, nes tos kitos asmenybės jam trukdo. Ir to pasekoje, kai žmogus jau kalėjime ir kai jau turi tą veliumą, jis yra uždengtas ir jis nebegali dvasiškai augti. Nėra gyvenime progreso. Jeigu žmogus karštai meldžiasi, jis gali atsikovoti visus palaiminimus, gali atsikovoti viską,
Bet reikia labai karštų maldų ir dažniausiai prireikia pasniko. Tai aš turiu 3 dienų maldas, grinai su ta tema. Ir jeigu kas norite, aš tiesiog įkelsiu. Jeigu paprašysite, aš įkelsiu. Gal naują video net padarysiu, bet jeigu tikrai domina, jeigu tikrai norite pakeisti savo likimą, savo gyvenimą, nes tos dvasios pavogia likimą tokiu būdu, nes žmogus skaitosi negirdi Dievo balso ir galvoja, kam jam ta dvasia reikalinga, išima. Ir taip gaunasi, kad tas žmogus nebegali. Reikia daug pastangų įdėti. Ir jeigu jūs sutinkate tas pastangas įdėti, aš jums padėsiu. Iki greito. Ate.